Sveiki. Pakalbėkime šiandien apie pinigus. Aktuali tema. Kol Saulė keliauja Jaučio ženklų iki gegužės 21 dienos, Merkurijus Jaučio ženkle nuo gegužės 3 iki gegužės 17 dienos. Marsas ateis į Jaučio ženklą nuo gegužės 19 ir bus iki birželio 28 dienos. Taigi, jeigu tu esi Jaučio ženklo atstovas, galbūt Skorpiono ženklo atstovas, galbūt yra tiesiog išreikštas tavo horoskope Jaučio ar Skorpiono ženklai, jų ašis, galbūt astrologiniais terminais kalbant, tai yra išreikštas, aktyvuotas pas jus 2 ar 8 būstai, astrologai mane supras. Tai be abejonės tau yra ypač aktualus ir įdomus šis įrašas, tačiau ir visiems, be išimties. Nes pinigų tema yra kasdieninė. Pinigai nėra viskas, tačiau jie suteikia laisvę. Ir jei tu turi kažkokią kitokią nuomonę, tai būtinai pasidalink komentare, kas tau yra pinigai ir kiek tau jie yra aktualūs. Na, ši tema, kodėl būtent dabar dar ypač svarbi. Tai visai neseniai, gegužės 1 pasitikome pilnatį Skorpiono ženkle. Vėlgi, ta pati ašis. Būtent Jaučio Skorpiono ašis. Pasitiksime jaunatį jau kitą savaitgalį, gegužės 16 dieną į Jaučio ženkle. Taigi, iki gegužės 21 dienos mes ypač kalbame, mąstome tą temą. Ir be abejonės, Jaučio ar Skorpiono ženklai tai nėra tik pinigai. Tai yra ir daugiau temų. Tai ir savivertė, ir mityba, ir kūnas, ir dideli finansai gali būti, ir draudimai, ir kreditai, ir skolos, įsipareigojimai. Ir netgi, beje, ir teisminiai galbūt netgi dalykai. Taip, kai jau kalbame apie tas skolas. Žodžiu, gali būti pakankamai plati, diskutuotina tema. Bet kalbame apie pinigus. Na ir pinigų mes galime ieškoti tiesiog gimimo datoje. Taigi, ką noriu pavaizduoti jums, nupiešti, parodyti žvaigždę, apie kurią esu kalbėjusi jau ne kartą. Tai yra karminės numerologijos sritis. Ir nusipiešiame įprastą pentagramą. Taip, tai yra iš tikrųjų sėkmės ir apsaugos ženklas, kol mes žymime ją būtent taip. Tai jūs turbūt matysite atvirkštinį variantą, tačiau esminis dalykas, kad gimimo diena atspindi mūsų asmenybę, pasikartosiu, tai yra mūsų talentai. Gimimo mėnuo, tai yra mūsų ryšys su protėviais, dvasingumo sritis, dvasingumo paskirtis. Na, o pinigų temos ieškome gimimo metuose. Taigi, šis trikampiukas arba kaip jūs matote tą atvirkštinį variantą, tarkime čia, sakykime, bet jokio skirtumo. Ką reikia padaryti, kaip apskaičiuoti savo finansinį potencialą, savo pinigų savirealizacijos sritį, tiesiog susumuoti savo gimimo metus. Pavyzdžiui, pas mane susumavus mano gimimo metus, tai yra 18 energija. Jeigu gavote daugiau negu 22, skaičiuokite
iki vienženklio skaičiaus. Taip, tai galite gauti, žodžiu, tada ir vienetą, ir dvejetą, ir 9 energiją, bet jeigu gavote 25, sudedame skaičius. 2 + 5 bus 7. Jūsų finansinis skaičius, savirealizacijos skaičius, tai yra 7. Mano asmeninis skaičius yra 18. Ir į šitą finansinį sritį, į savo savirealizacijos viršūnę, kitaip tariant, kiekvienas žmogus ateina apie 33-35 gyvenimo metus. Man asmeniškai suvibravo mano 18 energija, kurią aš jaučiau nuo pat gimimo, dar vaikystėje, bet labai aktyviai ji mane pašaukė būtent apie 33 gyvenimo metus ir jau nuo 35 metų aš save realizuoju būtent šioje energijoje. Jeigu ir jūs gavote 18 energiją, tai byloja, kad esate jau iš praeities, iš prigimties gydovas, ezoterikas, aiškiaregys, ekstrasensas. Jūs juo galėjote būti praeitame gyvenime. Tai yra patirtis, pamoka, kurios galbūt dar ir neišmokote, tačiau jūs į šitą savirealizacijos kelią tą patį jūs turite atpažinti ir šiame gyvenime ir vėl sugrįžti prie jo. Pagal karminę numerologiją. Šitos paslapties astrologija man neatskleidė ir neparodė žingsnių, ką aš turiu padaryti, kad save realizuočiau visapusiškai, kad gyvenčiau visapusiškai gausoje. Būtent visapusišką analizę man parodė karminė numerologija. Ir šiandien aš 100% esu įsitikinusi ir žinau, kad esu visiškai savame kelyje, kai apjungiau visas savo žinias. Tai yra ir astrologija, ir klasikinė numerologija, ir karminė numerologija. Viena sritis niekada neparodys tikslaus rezultato, tikrojo jūsų kelio. Nepakanka vieno vienintelio rodiklio. Bet be abejonės visur pirmiausia širdis. Ir pavyzdžiui, mano širdis tai šiandien jau tiksliai žino, kur yra ir aš žinau kryptį, ką daryti toliau. Bet iš tiesų grįžau į save, nes tai 18 vis dėlto kalbame apie šią energiją, jeigu ir pas jūs yra, vadinasi ir psichologas esate prigimtinis, turite patirties ir jūs ir šiame gyvenime tuo galite būti. Ir galbūt jau buvote ir magų, ir fokusininkų, ir dvasininkų. Tai yra profesijos ir susijusios su įvaizdžio kūrimu. Tai ir dizaineriai, televizijos darbuotojai. Kaip nekeista, aš pati iš tikrųjų norėjau studijuoti žurnalistiką ir mačiau save, norėjau jauname dar amžiuje dirbti būtent televizijoje. Tai vėlgi byloja būtent tos 18 energijos esmė. Na ir aišku, ir operatoriai, ir prodiuseriai, ir aktoriai, taip pat įvairios tokios kūrybinės profesijos, ir piešimas, ir juvelyrika, ir papuošalų gamyba, kulinarijos specialistai puikus yra 18 energijos turėtojai. Tai šioje srityje taip pat turiu patirties, buvau žurnalistė, redaktorė, kulinarijos srityje, taip. Tai visapusiškai, žodžiu, ėjau po truputį į tą kelią, kuriame esu šiandien. Ir man patinka jaustis ir vadinti save ir astrologe, ir numerologe, būtent ir psichologe. Nors psichologinio išsilavinimo, to tikrojo tokio universitetinio dar neturiu. Ir beje, ir profesijos su vandeniu ypač tinkamos, taigi daug jūrininkų turi būtent 18 ar 9 energiją. Žodžiu, apskaičiuok savo asmeninę energiją, finansų ir tik noriu pabrėžti, kad apie finansus mums byloja dar 5 energijos, taigi iš viso 6.
Ir pas mane pačią jų yra dar 5, taigi visuma labai svarbi. Labai svarbi yra beje ir gimimo dienos energija, kuri byloja apie jūsų asmenybę. Koks jūs kaip žmogus, ką jūs galite. Galbūt ir ne kiekviena asmenybė, galbūt nėra jūsų asmenybėje tų skaičių, kad jūs galėtumėte realizuoti save, kad ir ezoterinėje srityje. Taip, taigi vertėtų išanalizuoti iš tikrųjų visą žvaigždę, kad suprastumėme, kur yra kliūtis, kur tobulėti, kurią kryptį pasirinkti, kad gyventum laimingai, gausoje ir meilėje bei pasitikėjime. Taigi, dar gegužę turiu 2 laisvas vietas, būtent savirealizacijos, pinigų srities, veiklos pasirinkimo analizei pagal karminę numerologiją. Apie paslaugą gali rasti aprašymus prisegtuose failuose ir parašyk man asmeninę žinutę, jeigu tave domina, jeigu nesupranti savojo kelio, paskirties, jei abejoji, jei yra kažkokių finansinių apribojimų, blokų, toks jausmas, kad dirbi, bet neuždirbi ir tarsi toks jausmas, kad nerealizuoji savęs, tai kreipkis konsultacijai. Na, o komentaruose laukiu jūsų žinučių, kokią energiją apskaičiavote, pačią pagrindinę pagal savo gimimo metus ir apskritai, ką mąstote apie pinigus, galite pakomentuoti.